Kaip manote, kuri ir kada daryta nuotrauka, kurią ką tik matėte įžangoje ir kurią matote dabar ant ekrano? Panašu į senovės Romą. Ne, visgi tai ne Roma ir ne tokia ir senoji. Ši nuotrauka daryta 1893 metais Čikagoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tuo metu vykusioje vadinamoje pasaulio ekspozicijoje. Keletas faktų apie šią ekspoziciją. Ją pastatyti užtruko vos daugiau kaip 2 metai, štai platesnė tos pačios ekspozicijos nuotrauka. Viskas, ką matote čia, yra pastatyta iš akmens, iškaptuota su plaktuku ir kaltu, nes pats pirmas elektrinis įrankis buvo išrastas 1895 metais. Ar tai nėra nei kiek keista? Sekanti nuotrauka. Ką matome čia? Jungtinių Amerikos valstijų karinio laivyno dirižablis, 1931 metų nuotrauka. Viskas atrodo normalu. Ne? Kas čia? Pritraukiam? Ar gali būti, kad jis yra kraunamas kažkokiu būdu, kuriuo mes šiuo metu nežinome? Galbūt tai kažkokia prarasta technologija, arba technologija, kurią jie nuo mūsų slepia. Aš manau, kad taip. Sveiki atvykę į pirmąjį epizodą ir jei jums kyla tiek pat klausimų dėl mūsų istorijos kaip ir man, linkiu gero žiūrėjimo. Čia matote Hindenburgo katastrofos nuotrauką, kuria įvyko gegužės 6 dieną 1937 metais. Ši nuotrauka buvo ant visų tuometinių laikraščių viršelių. Mano manimu, taip buvo bandoma sukelti masinę paniką žmonėms, kad tai yra nesaugi technologija ir jos reikia atsisakyti. Nors tai buvo labai saugi transportacijos priemonė. Jūs tik pažiūrėkit, kokio masiško dydžio yra šie dirižabliai. Jų vidus ne ką mažiau įspūdingas. Štai dar keletas nuotraukų. Tęsiant toliau. Mano manimu, kai įvyko Hindenburgo katastrofa 1937 metais, panašiais šiais metais pradėjo įsigalėti naftos kompanijos. Žmonės pradėjo daugiau važinėti nuosavais automobiliais, nes jie tapo labiau prieinami eiliniam gyventojui. Taigi, ar gali būti, kad šie erdvėlaiviai buvo panaikinti iš mūsų gyvenimo, iš mūsų istorijos dėl vienos labai paprastos priežasties? O jie yra ta, kad jie buvo varomi hidrogenu, arba lietuviškai vandeniliu. Matote, vandenilis yra medžiaga, kuri yra visur. Tai yra medžiaga, kurios visoje visatoje yra daugiausia. Ir jos mes niekada nepritrūksime. Tai reiškia, kad jie negali kontroliuoti. Tai yra negali keisti kainų, tik panorėję, kaip jie daro su nafta. Tęsiant temą apie dirižablius, štai keletas nuotraukų, apie kurias noriu pakalbėti. Pirmoji nuotrauka. Ką matome čia? Atrodo, kad šie seni pastatai buvo naudojami kaip kažkokios jų krovimo stotis. Štai žiūrėkit antrą nuotrauką. Atrodo, kad dirižablis išskrenda iš krovimo posto. Aš manau, kad šie pastatai būtent tam ir buvo naudojami. Manau, kad jie kažkokiu būdu skleidė energiją ir jos naudojo buvusi civilizacija. Ar manote, kad šie dirižabliai krovėsi tik tarp pastatų? Ne. Štai nuotraukas, kuriuose matome, kaip vienas iš jų kraunasi prie Empire State Building pastato New York. Kitoje nuotraukoje matome, kaip kraunasi vidury vandenyno. Galimai matome kažkokį prietaisą, kurį jie naudojo krovimui. Kiek iš mūsų esančių čia girdėjome apie tai istorijos pamokoje? Galbūt esame girdėję kažkiek, kad tai nesaugi transporto priemonė ir tai niekas daugiau neskiria į tai dėmesio. Aš manau, kad tai yra technologija, kuri praeitoje civilizacijoje buvo paplitusi po visą pasaulį. Buvo daug efektyvesnė už dabartinius lėktuvus ir svarbiausia buvo varoma nemokamai. Ko pasiekoje ir buvo panaikinta iš mūsų istorijos. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Tikiuosi pasimatysime ir kitose epizoduose. Viso geriausio.